traumą pusfinalio rungtynėse, iškrito iki pat sezono pabaigos, taip pat ir traumą gavo tose rungtynėse ir Deividas Šešplaukis, tad šio futbolininko taip pat nėra. Jis negali komandai padėti irgi dėl to, kalbant apie Giedriaus Barevičiaus komandą, čia taip pat netekčių yra. Visų pirma, galima kalbėti apie Deividą Malžinską, čia perdavimas į baudos aikštelę, buvo ten Eligijus Jankauskas. Ir prie kamuolio vartininkų daugelis komandos žaidėjų nesitikėjo patekti į Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro finalą. Jis suplanavo savo vestuves ketvirtadienį užsienyje, tik vakar grįžo iš vestuvių, tad Valentinas Jeromenka, be jokios abejonės, taip pat labai svarbus Šiauliams, keičiama atakos pusė. Ten perdavimas į kairę. Na, žinoma, įprastai esame įpratę matyti ir tą patį Šešplaukį atakuojančio vasarą, kai atvyko ir tas pats Domantas Šimkus, būtent į tą pačią poziciją, kurioje žaidžia ir Mantas Kuklys. Šimkus šiandien matome ir starto sudėtyje, Lietuvos rinktinė žaidėja, ir matome šiame mače ir Gabrielių Micevičių. Ir fizinis pasirengimas, aš manau, visgi Šiaulių turėtų išryškėti rungtynėms rytatis į antrą pusę. Dabar galimybė čia Jankauskui, smūgis iš už baudos aikštelės. Eligijus Jankauskas spindėjo ir Lietuvos rinko iki būtent pat šio finalo. Šiaulių komandos atsakymas, perdavimas vėl į kairę. Čia jau gali Eligijus Jankauskas pademonstruoti savo sugebėjimus. Kazakevičius, jo perdavimas, tolimo virpsto link, išmuša kamuolį šiauliečiai. Rolandas Baravykas kamuolį išmušo, o po to išmušė, o po to jau Kazakevičius perdavimo pabandė atlikti, žaidėjas, kuris beje taip pat yra rungtyniavęs ir Šiaulių gretose. Žaidęs jis ir A lygoje, tiek Šiaulių ekipoje, tiek ir Riterių gretose. Ir galiausiai prarastas kamuolys. Aldas Korsakas irgi yra žaidėjas, kuris patirties turi. Jis yra laimėjęs ir taurę su Žalgiriu, taip pat ir su Kauno. Transinvest laimė aikštės vidurį, kadangi Linas tiesiog fantastiškai žaidžia tenai. Ir štai toks perdavimas, na žinoma, viskas labai greitai gali pasikeisti. Eligijus Jankauskas. Šimkus. Rokas Leketas. Atrodo, vėl labai gerą darbą atlieka Transinvest, užsimdami šios komandos žaidėjus. Perdavimas į baudos aikštelę, išmuštas kamuolys. Micevičius šį kartą apsigynė, o čia tolimas mėginimas. Ir dar vienas kampinis bus. Perdavimas į priekį. Ten kova antrame aukšte buvo Rolandas Baravykas. Šį sezoną žaidė jis ir vidurio gynėjo pozicijoje, kai šiauliečiai rungtyniavo 3 vidurio gynėjais, bet įprasčiausia jam vieta žinoma yra krašto gynėjas, o čia galimybė Šiauliams ir nekartą matėme panašias situacijas, kai Jankauskas Kas Vaitkūno nelabai matome krašte besijungiančio į atakas, dažniausiai per centrą. Šiauliečiai atakuoja arba per kairę pusę, kur matome ir čia dabar yra tas pats Eligijus Jankauskas. Yra ir prieš kai kuriuos ir savo komandos draugus. Žalgirio B komandoje tas pats Arminas Čivilis, galima kalbėti ir apie Aldą Korsaką, Erlandą Jušką. Dabar galimybė Šiauliams, yra proga ir smūgis į vartus ir įvartis, ką ir kalbėjome apie Jankauską. Eligijus Jankauskas žaidėjas, kurį reikia prižiūrėti. Gediminas Mažeika kaip tik ir užsiminė, kad jeigu šiauliečiai turės kontrataką, čia be jokios abejonės Jankauskas gali būti savo stichijoje ir nukreipti kamuolį į vartų tinklą. Jis taip ir padaro. 1-0. Šiauliečiai išsiveržė į priekį. Dar kartą ši situacija. Vienas prieš vartininką. Tokioje situacijoje dažniausiai labai užtikrintai realizuoja momentus Jankauskas. Vienas kol kas geriausių pirmo kėlinio žaidėjų. Taip Jankauskas pelnė įvartį, bet Lukas Paukštė galima prisiminti kelis kartus ir apgynė savo komandą, kai buvo žaidžiama ir 1-1. Čia pražanga fiksuojama tam pačiam Otarui Kobakidzei. Taip, kad laukia ganėtinai didelis surprizas. Kita savaitė, žinoma, yra Čempionų lygos savaitė, tad galime... Ir Europos lygos, ir... Taip, konferencijų lygos galime sužinoti būtent tokios informacijos. Tad bus labai įdomu. Šiandien Donatas Rumšas yra aikštėje. Jam talkina šiose rungtynėse Aleksandras Radiušas ir taip pat Dovydas Sužiedėlis. Treneris Transinvest sudėtis atrodo taip. Sergejus Melašenko, 79 numeris, jis yra komandos vartininkas. Arminas Čivilis, 5, aikštė žaidėjas, taip pat Otaras Kobakidze, 9. Finalyje po pratęsimo buvo nusileista labai svarbiose rungtynėse su Hegelmann ekipa. Laimėta rezultatu 1-3. Ir Šiaulių situacija šiek tiek pasikomplikavo, galima sakyti, kovoje dėl 3 vietos, nors dar yra +3 taškai. Yra rungtynės rezervė prieš Angliškai visą laiką skamba APP, Attacking Possession
face, tai yra atakuojanti fazė ir ją visą patikrina, kuomet yra kamuolys perimamas, tai visą. Ir Baravykas pradeda dar vieną Šiaulių komandos ataką, perdavimas į kraštą, Eligijus Jankauskas. Pirmame kėlinyje, būtent jis įvartį pelnė, o po to jau pasižymėjo Kavačiai, į baudos aikštelę čia. Bet patirties tikrai Dominikas Kozas galima sakyti, kad turi. Netgi Žalgirio pagrindinėje komandoje 18 metais yra sužaidęs porą rungtynių Tibeta lygoje, Riterių gretose žinoma ir daug. Priešį Linas Pilibaitis. Na, Pilibaitis matome, kad jėgų vis dar turi. Klausimas, jeigu reikėtų žaisti ir pratęsimą, kiek svarbiausias komandos žaidėjas galėtų dar padėti ekipai, kiek jis rungtyniautų ir pirmame kėlinyje, kai tarsi su kamuoliu daugiau bandė žaisti Transinvest, pagal kamuolio kontrolę turėjo persvarą, bet galiausiai šiauliečiai sugebėjo pasinaudoti kontrataka. Čia vėl Micevičius. Pirkšui šiuo metu yra 26. Tad galbūt kitą sezoną vėl jį matysime ir Tibeta lygoje. O dabar ataka per dešinę pusę. Micevičius aktyvus antrame kėlinyje, bando klaidyti. Rungtyniavo ir toliau Lietuvoje. Dabar žaidžia būtent Transinvest ekipoje. Jankauskas pabando atlikti perdavimą ir tai daro nesėkmingai. Tai tikrai nėra jokių požymių ir jie atliko jau keletą keitimų, kurie, man atrodo, kompensuoja tą tokį nuovargį. Todėl manau, kad jie dar kovoja. Tai kiekvieną šį momentą VAR komanda tikrina ir dėl to aikštės teisėjas turi šiek tiek luktelėti kai kuriuose situacijose. O dabar bandymas atlikti perdavimą daugiau. Dabar jau 79 minutė. Ataka per dešinę pusę, mėginimas atlikti perdavimą, paieškoti. Matėme, Micevičius galbūt vienas pastebimiausių žaidėjų priekyje, jo perdavimas ir tęsiasi Šiaulių ataka, puikiai proga lyginti rezultatą, bet Eligijus Jankauskas vienas. Turėtų būti pridėta nemažai, nes matėme ir keitimų. Perdavimas, kova antrame aukšte, arčiau vartų ir čia yra galimybė Šiauliams, bet kamuolys lekia už aikštės ribų.